Taigi, va kaip aš susitvarkiau savo kosmetiką. Pasirodo, kosmetika tai buvusi tas plius 13 mėnus, 13 fantazavimas žydų religijos apie socializmą, kaip košė visiems ir tuos 2 kartus padarius konstruktyvų variantą. Kas tai yra konstruktyvus variantas, kuris tarp prasmių gali turėti vieną bendrą mokslą, kaip po trikampiai, fiziko ir matematikoje. Tai tokie 2 mokslai akivaizdžiai kuria konstruktyvius, technologinius ir struktūrizavimo ir statistikos, reiškia teorijų realistiškumus pačiupinėti, kurį gali savo, reiškia, supratimu. Va kaip perdirbami, reiškia, sentimentai naujovės, surandant naują prasmę filologiją, sportą, teisę. Va tai šių dienų Kasablanka, kuri neieško, nesuteikia ir negarantuoja niekam jokių teisinių laisvių, smurtų ir prievartų. Tai va tokia laisvė Kasablanka. Vienas pagrindinis supratimas krikščionybės esančios universalios, elementarios ir mokslinės. Tame nėra jokio tu privalai manim tikėti. Aš nieko neprivalau tikėti. Aš tikiu savim, savo protu ir tuo, ką sako dangaus karalystė, esant laiką dvasinį. Tad iš esmės ta Kasablanka gali būti timeless ir vis tiek tai nėra pažadai apsaugot kalinius. Tai nėra galimybė žydam užimti viršų, duobę įsikast, palaido tam, kad pinigų gaut, tam, kad timeless gaut. Niekada. Kito daikto nenorėk, Antanina. Nes ką Dievas davęs man, tu to negali turėti. Tai pasibaigęs Rūtos 13 bėgt paskui Izraelį likimas. Tfu, aš turiu graikų filologiją. Šalin nuo manęs beprasmės kiaulės. Netikiu socialiniu režimu motinos žydelkos vaikam vogtiem. Netikiu Paskai ir vaikais išvirtais į bliūdą ar į puodą. Netikiu prisimės 2 debilai. Netikiu debilizmu, kaip vienos socialinės partijos persėdusios bobos sėdėt visiems ant galvos. Netikiu žodžiu, kuris gali skambėti teta dažnai ir sakymas nežydai. Nežydai. Pasaulis neturi skambėti kaip visi alfa. Dažnis visos kvailos susirietusios į save bobelės, laukiančios vyro atvykstančio pedofilo. Ne. Nežydai. Visas pasaulis turi visus dažnius. Ir nėra tam socialinės partijos nustatinėti, kur kam kas koks dažnis ar kur kam koks įvaizdis. Tai yra timeless aukščiausia, o ne audronė.